Sveiki. Tiesiai šviesiai apie labdaros paramos akcijas. Kaip atskirti labdarą, paramos akciją nuo pasipelnimo patikliais žmonėms. Yra tokia nuomonė ir užsienio šalyse žmonės, kurie užsiima labdarą, sako, jeigu iš surinktos labdaros sumos daugiau nei 15% skiriama pačios labdaros administravimui, tai jau yra ne labdara, tai yra pasipelnimo akcija. Ar žinote, kas nors, koks procentas panaudojama administravimui, bet niekas apie tai nekalba. Tarkim, tie visi žinomi televizijos paramos projektai. Koks procentas iš surinktos sumos skiriama administravimui? Kodėl tai slepiama? Jeigu akcija sąžininga, turėtų prieš akciją iš anksto pateikti, kokia dalis surinktos sumos bus skirta pačios akcijos administravimui. Kad žmonės žinotų. Pavyzdžiui, užmokamus skambučius mobilaus ryšio operatoriai plešia nemažus pinigus padidintų tarifų. Taip neturėtų būti. Absoliučiai nesąžininga ir nekorektiška plėšti padidinto tarifo pinigus už skambučius, kuriais žmonės aukoja paramai. Prieš paramos akciją reikėtų informuoti žmonės, kur konkrečiai pateks pinigai, į kokią sąskaitą, kas tos sąskaitos valdytojai, kas gali paneigti, kad pavyzdžiui Ukrainoje įsteigtų paramos fondų steigėjai, net tie patys Lietuvos paramos akcijų organizatoriai arba jų artimi žmonės. Geriausia visuotinė labdara yra tokia, kai organizatorius pats prisiima apmokėti visas paramos administravimo išlaidas ir apmoka savo lėšomis. Tik tai toks paramos organizatorius gali būti gerbiamas. Aišku, jeigu tai ne politika organizuojama akcija prieš rinkimus, bet pati tikriausia labdara ar parama yra tokia, apie kurią niekas nežino. Ir netgi pats paramos gavėjas nežino, kam padėkoti. Tokiu atveju paramos gavėjas ką daro? Dėkoja Dievui. Štai kas yra tikroji labdara, kas yra tikroji parama. Kai žmogus dėkoja ne paramos davėjui, o dėkoja Dievui. Kadangi bet kokia padėka, žodis ačiū, jau yra atlygis. Todėl jeigu jūs kažkam duosite, tarkim, pinigų, kažkuo padėsite ir išgirsite padėkojimą, žinokite, jūs gavote atlygį. Ir tai nesiskaitys geras kilnus darbas, kadangi jūs gavote atlygį. Gavote atlygį padėkojimo formą, o dauguma duodančių taip ir laukia atlygio. Laukia padėkojimo ir netgi dažnai pyksta, jeigu nepadėkoja. Jeigu laukiate padėkojimą, reiškia esate vartotojas, reikalaujantis padėkojimo atlygio. Arba pasakymas pasimelsk už mane. Aš tau padėjau, o tu pasimelsk už mane. Tai yra maldos pirkimas. Ir tokios nupirktos maldos, kažin ar veikia. Kaip ir beje bažnyčioje, kai žmonės perka tas maldas. Todėl jeigu norite tapti tikros labdaros davėjai, tapti tikri labdaringi žmonės, darykite tai slapta, kad žmogus arba organizacija nežinotų apie jūs ir padėkotų Dievui. O tie visi paramos akcijų organizatoriai, jie tiesiog prekybininkai, kurie savęs nenuskriaudžia, kadangi nuo visuomenės nuslepia svarbiausią informaciją. Todėl aukokite, remkite slapta, kad jūsų dėka Dievui padėkotų kuo daugiau žmonių. Tai tiek trumpai. Būkite sveiki, taikos jūsų namams, iki.